Laidą pradėsiu ganėtinai neįprastai sėdėdamas ant žemės, nors paprastai pašnekovus, kaip ir svečiui, ant kėdės pasodinu, bet šiandien svečiuose Žydrūnė. Labas, Žydrūnė. Labas. Na va, šį kartą aš už tave mažesnis. Taip jau išėjo, ne visi galim būti lygus. Jo, ne visi lygiam, tai man žinok, bet aš pats nesu aukščiausias žmogus pasaulyje, bet kažkaip sėdėti ant žemės ir žiūrėti į viršų tavo akis, aš visai gerai jaučiuosi. O kaip tu, sakyk, jautiesi? Gerai, puikiai. Gerai, puikiai. Taip. Sakyk, kaip tu jautiesi, kaip tas toks gyvenimas, visi jau vaizdo įrašę mato, kad tu ne pats didžiausias žmogus pasaulyje. Taip. Dar klausimas, koks tavo ūgis? Mano 1,14 m. 1,14 m. Ir sakyk, tai kaip su tuo 1,14 m? Kaip tas... Aš kaip suprantu, čia gimiai tokia jau, tokia mažiukė nuo vaikystės, tokia tiesiog neužaugai, ne? Ir viskas. Sakyk, tai kaip tas, gal galėtum papasakoti, nuo mokyklos, nuo darželio, kada tas tavo ūgis sustojo? Mano nuo pat vaikystės aš jau tokio mažo ūgio buvau, kaip gimiau, mažo ūgio. Neaugo tiesiog tas kūnas. Ir tiesiog mažiukė buvai, tokia coliukė, nevadino tavęs? Taip, bet be galo judri, bendravau su mokyklos vaikais. Aš buvau tokia iškalbi visą laiką, kaip sakytų, vadovas, kažkaip tarp vaikų pasijusdavau. Aš daugiausia tokia visa dikri, kaip ir dabar, kaip sakyti, išlikus visa tokia. Nežinau, kai aš augau, tai jokių patyčių nieko nepatyriau. Vat aš norėjau šitą temą paliesti, kaip ta tavo tokia vaikystė ta praėjo. Labai daug be galo, kai kaime gyvenau, mažam miestelį, tai kaimas buvo taip. Vaikai tikrai mane labai mylėjo, mokyklo vežiodavo, kartu dar būdavo mokyklos kaime, tai jie labai mane mylėdavo, mes kartu draugaudavom, jie kartu labai buvo prie manęs pripratę ir tikrai. Tai ar nevadinu tavęs coliukė? Nevadinu. Būdavom mes visi lygus, kadangi kaimo maža mokyklėlė pradžioje buvo, o po to mokinausi mieste, kitoj mokykloje, tai mokytojus atvažiuodavo pas mane į namus. Tai aš nuvažiuodavau į visas šventes į mokyklą, dalyvaudavau visur kaip visada. Niekada nebuvau išskirtinė. Ta prasme, elgėsi su tavim taip pat, nepaisant tavo ūgio. Kaip su pilnaverčiu žmogumi. Ir neleido tau nei kart pasijusti, kad tikrai ne. Kažkaip ten dėl to... Tai nebent žinai, kaip sakyti, vaikai, tai va. Jeigu važiuoji mieste, veža vyras, veža mokutė, tai va, teta, tai taip. Tai jau čia dabar? Jo, bet tai jau man aš pripratu, kada... Jau viskas iš vaikystės, tai viskas įprasta, kaip sakyti. Jie žvelgia, kartais žiūri ir žmonės, ar aišku pasižiūri, labai žiūri. Kada pati vairuoja mašiną, tai jie atkreipia dėmesį. Pravažiuoja ir žiūri, kas čia vairuoja. Palietei temą tokią, aš ir norėjau tavęs paklausti. Aš nustebau, kai per balkoną, kai jūs privažiavot prie vartų, tu sakai, kad atvažiuosi su vyru, su sūnum. Ir aš... tikrai prisipažinsiu, nustebau, kad vairuoji tai tu automobilį. Tai apie tai papasako, kaip apie vairavimą. Jau vairuoju daug metų, apie 25 metai jau vairuoju. 25 metai vairuoju automobilį. Įsilaikiau irgi, tai teisės, viską gerai, pabaigiau, tai kartu dar mokinuosi netgi ir tokių moterų, kur baigė irgi žurnalistiką, tai jos labai pergyveno, kad tu išlaikysi, o mes ne, jūs labai drebėjo, bet aš jas vis padrasinau ir juos išlaikė ir aš išlaikiau. Aš tai be jokių problemų visiškai. Ir viskas, tai aišku, prieš 25 metus aš irgi panašiai taip teisės laikiausi. Taip. Tai jokių, ir jau tais laikais nebuvo, kad tada, kad sakytų, oi, tai ką tu čia dabar eisi, mašiną vairuosi, atkalbinėti nebandė. Mano artimos aplinkos, mano sesuo labai... Kaip tu čia gali vairuoti? Kaip tu čia dabar vairuoti? Ale aš turėjau labai didelį užsispyrimą. Aš pati pasakiau, kad aš vairuosiu ir man to reikia ir aš to noriu. Ir aš viską pasiekiu to, ko aš noriu. 1,14 m nesulaikė. Nesulaikė. Ir užmotyvavo, nes aš tikrai buvau sužavėtas, kad turi ir vairuoji automobilį. Tai dar daug ko gali būti, žinok, sužavėtas. Aš dar tiek visko... Kaip sakyt, dar daug ko nežinai apie mane, daug ko. Tai papasakok, ne tik aš nežinau, žiūrovai nežino, ta prasme, nes... Nenoriu daug, kaip sakyt, reklamą daryti, bet gaminu ir kosmetiką, ir muilus, ir domiuosi žolelėm, ir arbatas, vyras su sūnum padeda rinkti, hidrolatus darom, žolelių, iš visokių gėlyčių renkam.
Viską. Tai čia tavo veikla? Taip, mano veikla. Ar čia kaip hobis, ar generuoja šiokias tokias pajamas? Prasidėjau nuo hobių, jau dabar neina sustot. Rožiais labai patinka kvepiančios, kurias irgi laikom kieme dėl tų hidrolatų, damaskiniais. Ir Damasko rožės? Taip, Damasko. O čia girdėtas šitas dalykas. Tai jos labai kvapnios yra ir darom tuos hidrolatus. Su variniu alembiku irgi specialiu aparatu. Vienu žodžiu, žolelių visokias užpiltinės, aliejinės, dedu į kremus, į visur. Ir pati gamini kosmetiką? Taip, gaminu kosmetiką. Muilus, viską? Taip, lūpų balzamus, lūpdažius, viską. Geras. Aš net nežinau, ką paklausti. Galiu pasakoti ir pasakoti. Tai papasakok, kaip tas, nes tikrai daug kas neišsivaizduoja to gyvenimo, nes kažkaip išsivaizduoju čia kančia, bet aš čia tavyje kančios, tai aš nematau. Aš čia motivatorių matau. Ne, aš tai nemanau, kad kančia, kaip sakyti, teko susitaikyti, kada nuo vaikystėje su visu šituo ir gyvenimas taip davė, tai taip ir jau turi būti, kaip sakyti. Jokios kančios nėra, aš nežinau, man tai įprastas gyvenimas kaip ir visų kitų žmonių. Sugebėjai prisitaikyti. Taip, prie šito gyvenimo. Taip, kaip yra kokia. Ir jauties, kad pilnavertį turi ir sugrįžkim prie tos temos, prie mokyklos, ta prasme, visada buvo dėmesys, pedagogų, grupiokų, klasiokų. Taip, ir mes su mokytom būdom kaip geriausi draugai. Visada tave matė, pastebėjo, įvertino. Taip, visą laiką. Ir dabar dar po šiai dieną, kai susitinka mokytojas, taip pat kalbam, pabendraujam. Dar dabar tenka susitikti, ne? Taip. Išlaikom tą ryšį. Nes dažnai susitinkam, einam pasivaikščioti, einam žolelių, tai tų tokių visų pažįstamų, kartais ir nepažįstamų, ir netikėtai susipažįsti, jau patampa pažįstami įvairiai. Džiugu, be galo džiaugiuosi dėl tavęs. Kad čia tai, daug žmonių sveiki palūšta, sveiki jaunimas užsidepresavę, sėdi ant neaišku kokių cheminių medžiagų ir o tau tai gal ir įkvepia tą situaciją, gal jeigu nebūtum turėjus šitos negalės, irgi neaišku, kaip būtų gyvenimas paėjęs. Tikrai, neaišku, kaip būtų gyvenimas pakrytas, o dabar taip yra kaip turi būti, kaip sakyti. Dabar tu užsiminėjai apie vyrą, žiūrovai nežino, kad aš jau mačiau tavo vyrą. Tai net ir vyrą susiras nepamaišė. Nepabūgau. Nes statistiškai vyrų yra mažiau. Moteris turi daugiau problemų susirasti vyrą negu vyrai moterų. Tai tu net iš sveikų moterų sugebėjai vieną ištraukti ir savo pasiimti, ne? Taip, pagrėdau. Taip. Tai va ir sūnų turim, dabar sūnų 20 metų greitai bus. 19-20 eina. Taip, sūnų aš irgi mačiau, atvažiavot kartu su sūnum. Tai jau visas vyrukas. Tai irgi neįtikėtina iš tikrųjų. Tai daug kas stebėsi neįtikėtina, sako, kad visą mano šitą istoriją išgirsta, kaip sūnų matų tokį didelį, tai daug kas stebėsi. Sakau. Kaip čia, kur tilpo tas vaikutis, ne? Kur tilpo tas vaikutis, jo tokiam mažam tokiam kūnė. Taip, apie tai ir kalba, tas, kaip čia taip. Taip. Tai reiškia, dievulis viską taip sudėliojęs, kad vis dėlto gaunasi viskas ir išėjo ir sėkmingai. Taip, dar neturėjau vyrų, nes nebuvom susipažinę, tai svajojau turėti šeimą, vaikutį ir svajonę įsipildyti. Įsipildė tavo svajonę. Taip. Ir dabar veikla, iš kurios, kaip ir minėjai, gauni kažkokias pajamas papildomas. Truputį užsidirbu, yra žmonių, kur tikrai pamėgau, kur jiem patinka, vėl sugrįžta, vėl perka tą mano kosmetiką. Tai čia jeigu pareklamuosiu, nesupyksi? Ne, nesupyksi, ne. Tai džiugu, aš tikrai bus įdomu pamatyti, kad daugiau aš tikrai prisidedu visada prie tokių iniciatyvų, turiu galimybę tą sklaidą, daug žmonių. Sakau, kai pakvietė, tai irgi tos veiklos yra namuose. Laukia ir tie visi hidrolatai, ir tie muilai, ir viskas, ir dar lietus užpuola, ir vėl bėgi lakstai su visokiais puodais, tai žinai. Tai tu pati ten verdimai, šaitant tos... Vyrai, ką gali pamaišų, ką negali, aš pati, bet aš koreguoju visą tą sudėjimą, eterinius aliejus, žinai, kaip moterį. Tai kaipgi. Bet kai tu pasakei, kai negali, tai aš padarau. Tai gaunas dar tu pranešesnė. Žinai, ta prasme, puodą aš karstą kažką nepakelsiu, supranti, bet... Tai jie tavo asistuoja, asistentai tavo? Jo, tokie asistentai, kaip sakyti. Puodą nepakelsiu, o jie aliejų, tai jie neišmatuos, ar kažkokį, tai pavyzdžiui, ar jie užuos kvapą, jie užuodžia kitaip negu aš. Supranti, viską reikia ruostyti ir atmatuoti ir viską. Tai viskas po tavo atsakomybė. Taip, manau, taip. Pagrindinis darbas. Tai net negana, kad gamybinis procesas patys ir žaliavomis rūpiname. Taip. Tas rožės, ką dar auginat?
Rožės auginam daugiau, šiaip žolelės visas tai mišką važiuojam. Tai lauko. Jo, lauko žolelės, kur nėra, žinai, nupurkšta ten, tengiasi, kad daugiau miške prie miško būtų. O, svarbus momentas, nėra nupurkšta, pasakai, paaiškink daugiau. Nu, ta prasme, kad būtų prie miško, o ne pačiam lauke, kur, pavyzdžiui, rugius kokius, kulimai, kas ten viskas yra purškinta. Tai jūs šitų apeinat? Ne, šitų nenaudojam, neinam šitų žolelių rinkti. Dabar irgi mačiau, pas tave atvažiuodama, labai gražių visokių žolių, kurių jau man reikėtų, bet jau ten pakeliai negalima rinkti. Tai turi padėjai. Ai, pakeliai negali. Jo, negalima jau, jeigu nori, reikia važiuoti giliau į mišką, tik tada ieškau. Tai tokią programėlę turim. Ta programėlę pasižiūrim, koks augalas, kam jis naudojamas. Tai aš kaip suprantu, tu tikrai stovi gretose tų žmonių, kurie prieš miškų kirtimą. Taip. Nes jau miškų kirtimas tai turbūt sunaikinsim ne tik medieną, bet ir kosmetiką realiai. Tėtis mirė 2 metai eina, tai žinok, irgi tenai, kur palaidotus, tai irgi buvo toks pušynas, vat kaip pas tave, taip gražu, varaitį šokinėdavau, kai ką pas nuvažiuojam. Dabar nuvažiuoju po kurio laiko siaubas, pavasarį žiūrėjau, pradėti kirsti miškai. Viskas. Pusė iškirsta, toks buvo geras oras, tai buvo ramus, sakau, viskas, plynas laukas. Įsigandau, gal ne čia, sakau, papuoliau kartais. Tai tame tarpe realiai mažina galimybę tau. Taip. Nu taip tiesiogiai, kaip ir susiję, miško nėra. Nu jo, bet ir pavyzdžiui, tos voveraitės ir tie ten laukiniai visi drožia į miestą, kur jie įdėti jau nebėra kur, jiems ten būti. Pavyzdžiui, kai mes gyvenam mieste, tai netgi stirnos jau pas mus apsilanko. Ir lapių yra, tai kur jie dėsit, jeigu mišką iškirs. Realiai tu pagalvoji. Ant asfalto. Nu tai taip, lapės ir laksto jau mieste. Nu, sakau, jau pastebėjom. Visokių sutinkam ir zuikių, ir lapių, visko jau į miestą ateina. Na šitą žinom, tai nyksta. Nu, be galo džiaugiuosi, kad tavo ta veikla. Dabar, sakyk, dar norėčiau vis tiek, aš pradėjau irgi laidą nuo paliesdamas tą temą, tas tokias patyčias. Sakyk, ką tu iš principo galvoji apie tas patyčias, paminėjai, tos lyg tai būna kartais žmonės ir kitokių žvilgsnių pasižiūri, kaip va šita va situacija, kaip tavo savijauta, ką tu matai va iš savo perspektyvos, nes, na, mes normalaus ūgio žmonės, ta prasme, nu, gal normalus ne tas žodis pasakyti, gal kas yra normalu, reikia nuspręsti vidutinis gal. Tai va, nes mane, žinok, ir mažiukų vadina. Mane mokykloje, man, žinok, aš prisipažinsiu vieną dalyką. Aš kodėl nemėgstu krepšinio. Man, žinok, kažkai esu, nu, ne pats aukščiausias žmogus pasaulyje, aš vadinu, aš, žinok, per tarpklasinės krepšinio varžybas mokykloje nesu įmetęs nei vieno taško. Man nieks kamuolio neduodavo. Per mažas buvai. Taip, aš klasėje visada ten į galą mane pastatydavo, aš tiesiog mano mama mažiukė, mano tėvas, vat, mano dabartinio ūgio, tai visi žemi, ne? Jo, visi žemi, bet sakyk, vat, kaip dabar aš noriu prieiti prie tos situacijos, gal teko viešoje erdvėje, kur tam tikri žmonės, aš ten gan griežtai apie juos pasisakiau, na, mano nuomonė peržengė, kur juokai tapo nebe juokais. Ar tau teko matyti, ar teko girdėti? Šiaip žinau, aš televizorių nežiūrau, bet kažkaip tai Facebooką buvau įsijungusi, taip netikėtai, čia vyras sako, va, čia iškrito, sako, toks, kas te kur, sakau, nu, taip kažkaip neužmečiau akis. Paskui tavo laidą pažiūrėjau, kas tai iš tikrųjų buvo, tą tavo video peržiūrėjau. Nu, tikrai negražiai žmonės elgėsi, o kad tu sudrausminai, tai nemanau, kad čia yra kažkas tai blogo. Tikrai. O tu žiūrėjai būtent, kur jie kalba? Ne kur aš vėliau, kur jie kalba? Žiūrėjau. Vat man tą pasakyk, vat kaip va čia va situacija, kaip tu jautėsi ir kaip tavo nuomonė. Gal ir aš negražiai pasakysiu, bet aš... Sakyk kaip yra, sakyk kaip jautiesi. Didesni ligoniai negu mes. O, nu... Tai tokia prasme. Ne fiziniai, o dvasiniai. Taip. Gaila žmonių, kad taip, kaip pasakyti, nu, apgailėtina situacija man, tai taip. Aš taip pasakyčiau. Jų tas elgesys toks. Taip, jų elgesys. Su žmonėm, nes vis tiek, va, yra sūnų auginu, jeigu kažkur, nu, tai vis tiek pasakai, kad taip negalima, kad taip, tai kokio šeimų turi užaugti, kad taip tavo vaikai gali. Nes aš kaip, nu, man kodėl tapo... Jautri tema, iš tikrųjų, jautri tema. Taip, tai yra jautri, bet aš, nu, manau, kad reikia apie tai kalbėti. Žinai, man būtų tai buvę, tai aš būčiau kitaip, aš netylėčiau ir tikrai savęs nelėčiau taip pažemę. Ta prasme, jeigu būtum tavo, būtų atvaizdas naudojamas ir iš tave tai palėtų. Aš tikrai būčiau netylėjęs. Bet tai, nepaisant to, kad nebuvai tu, tai kitą kartą gali būti tu. Tai gali būti ir aš, taip, bet aš tai vietoj tų žmonių nežinau, tikrai netylėčiau ką. Kaip besakyti, bet taip pasityčiau, tai tikrai.
Nes... Aš tai manau, kad jau mūsų visuomenė tiek degradavo. Visiškai paskutiniai stadijai. Degradacija. Taip, nu gal ne visa, gal grupė. Ne visa, bet dalis dauguma yra. Nes daug, ten, sakau, kai aš pasižiūriu, tai tokių nesąmonių, kad žmonės abstrakčiai jau nebemąsto. Nu, liūdna iš tikrųjų. Iš mano liūdna požiūriu, tikrai. Kai prasidėjo čia po tų, kaip sakyt, vadinamų pandemijų, tai iš vis dabar, sakau, ant tiek žmonės pasikeitė. Tiek to žiaurumo, to viso netikrumo, to tokių patyčių viso, sakau. Tai aš dabar iš tavęs išgirdau, kad tu tokį kaip atspirties tašką vardini būtent va čia tą pastarąjį 5 metų laikotarpį. Taip. Nes tu minėjai, kad mokykloje, kaip ir darželį, mokykloje, jaunystėje, viskas buvo gerai, taip. O dabar čia, va, nu, paminėjai pandemiją, tai čia paskutiniai 5 metai kažkas pasikeitė. Pastebiu, žmonėje labai pasikeitė, dauguma žmonių. Čia kalbam pradžiai bendrai, o aš tą supratau, o požiūris į neįgaliuosius čia be to įvykio. Ar pradėjo keistis, ar nepajutai, ar čia tik tas įvykis kažką vat privertė? Daug žmonių pasikeitė, sakau, į blogą pusę. Nu, prasidėjo tokie dalykai ir čia jau tokių prisigalvojimų, tokių, nu, žmonės, aš nežinau, pasidarė keisti. Tiesiog eini gatvėje ir pastebi. Aš tai matau. Nu, aš neabejoju, kad tu matai tom kitom akim, negu matom mes. Taip. Sakyk, Aš, pavyzdžiui, dabar su tam kalbu, aš žinau, kur tikras žmogus, aš su tam kalbu, žmogus turi šypsoti, žiūrėti į akis žmogui, o jeigu jis nežiūri į akis, akys nulėtų. Ir jis gali būti žmogus ir kažkoks bendravimas su žmogumi. Nu, einu gatvė žmonės, kurie tikrai žmonės šypsos, pažiūrė, dar ir pakalbina, pašneku. Kitą kartą aš jų net nepažįstu, vakar einu, Žydrūnį čia sako, eina vyras su moteriške, rankos abiejų pakabytos, kas jiems sakau atsitiko ir abiem tos pačios rankos. Nu, pakabytus matyt lūžę, kažkas sužeista, žinai. Ir tai stebėjau Žydrūnį, sako, sako, sūnus, mama tave pažįsta. Sakau, pažįsta, kitą kartą ir aš nepažįstu. Apie automobilio dar temą šiek tiek, sakyk, o vat, kai vairuoji, ar sulauki tų žvilgsnių? Tokių, nu vis tiek žmonės mato, kas už vairo, ar parodo kokį solidarumą, vis tiek neįgalio ženkliukas gale užklijuotas ar neužklijuotas, nepastebėjau. Viskų, žinau, būna ir parodo, ir neparodo, ir kartais reikia gal per, kaip sakyt, lipčiut ne per stogą būna, taip, kad neina, privažiuoja prie pat neina, visko būna. Kaip su parkavimo vietom? Nu, čia vis atsiranda, kuo mandresnė mašina ir tuo, kai sakau, kartais reikia ir į pačią parduotuvę įvažiuoti ir jie užima tas neįgaliųjų vietas. Ar susiduri su šitą problemą? Susiduriu, būna, kad užimta, taip. Arba visiškai privažiuoja ir išlipti neina ir mane įkelt ir to vežimėlio, kad sakau. Arba atvaro, atsidaro duris, paskui pasižiūrė, kad čia jau mane reikia kelt. Nėra vietos, jau paskui kažkaip pradeda orientuotis kažką biškį, kad jau čia reikia pasitraukti. Nes norint tau į mašiną įlipti, tau reikia pilnai atidaryti duris. Taip. Ir tau reikalingi tarpai kad įlipti mašiną. Taip. Ir kažkas tai to nesupranta. Ne, yra dar yra šitokių variantų. Ar buvo konfliktų kažkokiu, tai, kad pažiūrėtų, taip, ką čia statai, ten, nu, pradžiai, kai pamato, tai aišku, konfliktai dingsta, bet iki tol, kad vos ne privažiuoji, duokit vietą, nu, kaip ir tau prioritetas, o ten užimta ir nemato reikalo trauktis. Ar buvę tokių situacijų? Buvę, vienas, man atrodo, buvęs toksai irgi, kad irgi užėmė vietą ir jisai vienu žodžiu ten nesiruošia pasitraukti nieko. Tai paskiau pasitraukė, bet taip irgi jau vangiai, kaip sakyti. Pamatė, įsitikino, susigėdo. Taip, susigėdo ir pasitraukė. Bet dar va šitų tokių yra, kaip sakyti, naujų žmonių, kur stoja į tas vietas ir jiems visai. Ar neteko kada pasiūlyti vietom pasikeisti gyvenimo, va taip likimais? Kažkokiam nors įžuliam, va tokiam veikėjui. Nežinau, man neteko taip kažkaip pasakyti, kad va. Bet jie patys turi susiprasti ir matyti. Dabar palėtėm apie tą šiek tiek kultūringą vairavimą. Kaip tu galvoji, kaip tu vertini tą jaunimą, nu, tu sakai, vairuotojo pažymėjimą išsilaikė ir taip. Kaip tu vertini tą jaunimą, kuris, nu, be teisių važinėja, filmuoja video, kad laksto kaip bepročiai. Aš irgi čia važiavau prieš šios savaitės pradžioj, vienas jaunuolis ten bevažiuodamas keletą net avarinių situacijų sukėlė, pats be šalmo važiuodamas. Man komentaruose pradėjo rašyti, kad čia tipo vos ne ką tu čia
mentams tu kalini jau ten tokius, kaip va, tavo nuomonė, ar čia viskas gerai ar ne? Nu, nevairuotum mašinos, aš neklausiu šito klausimo. Ne, nu tai aišku, reikia, kaip sakyti, turėti tam ir įgūdžių, ir teisės, nu tai kaip tu gali. Nesukelia avarinę situaciją. Tai tavo nuomonė, kad yra ne juokas, nes ir man kiek kartų pasitaikė, pavyzdžiui, su atrodo nėra mašinų į pagrindinį kelią ir nežinia, kas tu žmogus ir kaip iš tikrųjų jis pasijaučia realių. Ir aš išvažiuoju ir stotelį ir jis lenkia mane per dešinę pusę, supranti. Ir nuvaro kokie 200. Nu ir nuspaudžia. O aš neturiu nei kameros įsidėjus, nieko mašinų. Nei ką, nei kur, nei kam paskambyti. Tai reikia pareklamuoti tavo muilus. Kažkiek parduosi, nusipirksi kamerą. Nu, gerai, sakai, nu, ir sakau, ir ką tu gali kam įrodyti, kad tokio realių yra. Ką žinau, kas ten už vairo buvo iš tikrųjų. Nu, tavo mažytė mašinytė. Jo, mano mažytė, aš įsėdėjau, nieko nebuvo, nu tai kai atvarė greitkeliu 200, tai paspaudė. Tai sakau, į dešinę pusę. Tai gerai, kad aš lytai važiavau ir da jam buvo tarpas pravažiuoti. Nu, ir viskas. Pralindo. Nu, realių, tai gal irgi buvo, bet teisiau, ką žinau, iš tikrųjų. Geras dumpalas, man atrodo, da ta mašina. Tai tokia ir laksto dumbalinė. Supratau, ką tu galėtum perduot palinkėti tiem jaunuoliam, kurie po tų lakstymų patys atsisėda vėliau į neįgaliojo vežimėlį. Va tokių yra. Ką tu vadiem norėtum pasakyti? Tai va, jau čia gyvenime yra tokia pamoka jau. Jeigu taip pat, kaip sako, tau susiplanavo jau, nu tai taip susiplanavo, jeigu jau taip išeitų. Tai jau reikia žiūrėti, kad, kaip sakyt, turėti teisės ir vairuoti kaip reikia. Kaip reikia vairuoti. Tai šiaip tai, čia nieko neprilaidys. Greitai gali sėsti į ratukus taip kaip tas. Vat aš apie tai ir noriu, kad... Būtent aš jau nuo vaikystės jau man yra bėdos, bet kai žmogus sėdė vaikštantis ir patamsi, tai žmogui kiek yra iš tikrųjų. Tai galima pasakyti, nevertina to, ką turi. Tak, to, ką turi, taip. Nes šiandien vaikštai... Šiandien vaikštai, ryt gali nevaikščioti. Ryt jau gali nevaikščioti, gali va taip vežimėlį sėdėti ir klausyti tas patyčias, kurias realiai jau patys... Ai, bet to nepapasakau, buvo viena man istorija su Lidivu. Vilkaviškį irgi nuėjom, žinai, į Lidilą. Kažkaip popieriaus. Nuėjau, kuo aš ten nuėjau, apsipirkus vienu žodžiu. Ir, ai, sakau, čia, paskiau jau aš tų popieriaus neimsiu, čia dėl vieno popieriaus ir aš noriu išeiti. Ir tie varteliai uždaryti, žinai. Tai aš per kitą pusę važiuoju ir išeinu, o ten tos kasos, kai yra jau tenai, kur neišleidžia, tai aš einu ir išeinu. Nu ir ką, mane užsipuola viena veikėja tokia. Apsaugininkė ar pardavėja? Ko tu čia sako, eini per čia, palaukit, sakau, ponė, aš nieko nepirkau, kodėl aš turiu laukti, kur man išeiti, sakau, per kur man išeiti, išlip per kur. Čia negalima, sakė, eik. Eik, sakė, per ten, kur apsiperka, ten išleisim per tus, o kodėl, sakau, man negalima. Ai, aš čia tau tuoj policiją iškviesiu, aš tau čia tuoj padarysiu, tik tai, tuoj, nu gerai, sakau, kviesti, vai kviesti, sakau, padaryk čia viską, sakau, pakviesku. Tu, sakau, pakviesku, kokie apsauginiai, kad tu čia, kas tu viršininkų pasijutai, čia, sakau, šitos parduotuvės. Čia tik pradėk kriukau, tik tai viską čia parodyti. Eik, tu, sakau, einu, aš nieką su tam žemų lygių žmogum ginčytis. Ir išėjome. Tai sakau, kitą dieną einam, tai sakau, gal mano veidas, sakė, tu daugiau į šitą parduotuvę neteisi į Lidl. Ir neisiu, sakau. Čia prieš kiek laiko visą tai buvo? Oi, čia prieš kokius gal 3-4 mėnesius. Tai tu čia visai nesenai čia? Nu, gal metai, žinai, taip sakyti. Tai čia Vilkaviškio Lidl parduotuvė? Jo, Vilkaviškio Lidl. Tokia nemandagi, tokia neišlavinta. Nežinau, kad yra neįgalus žmogus ir šitaip kriukau. Nu, ir sakau, ir gerai, ir neteisiu, ir daugiau aš neinu į tą parduotuvę. Einu pro ją, pasižiūrėjau, dar sakau, nėra mano veido mažų. Uždėjau kaip jau nepageidautiną asmenį. Tai tokia detalė, kad tuos veikėjus, kurie darė tas patyčias, tai Lidl buvo jų rėmėjas. Jo, nu tai žinai, ką aš paskui parašiau į tokią grupę tenai. Vilkaviškio, ten tą grupę surašiau, nu ir ką tu manai, atsirado anonimiškai, ta pati matyt pardavėja, jie čia pradėjo varyti, čia Gerai, sakau, ponia, jūs, sakau, žinot, apie neįgaliųjų teisės, konvencijas, ką jūs čia, sakau, ponia, aš tuoj jūs į teismą paduosiu. Tai dingo ir dingo. Daug žmonių atsirado, kurie mane palaikė. Sakė, Lidlas pati prašiausi paduoti. Kur ten eiti? Jeigu šitaip elgiasi su žmogum su negalia, sako, tai kur? Čia incidentas buvo šiais metais, galima sakyti? Vilkaviškio Lidl parduotuvė. Taip, Vilkaviškio Lidl. O tai gal mes viešai galim kreiptis į Lidl vadovybę? Taip. Ir gal pasikreipti, gal net ir... Dabar tos pardavėjus nėra, po tų incidentų... Tai ras. Ilgai stebėjau, pabėgau į Marijampolę, man atrodo, dirbti kažkur.
Dabar aš stebiu, jau jos nėra, bet aš ir neinu, nu, kaip sakyti. Tai jeigu jos nėra, vis tiek buvo kažkokia diskusija socialinėse tinkluose, Kažkas tai tai buvo, sužinojo kažkas daugiau. Nu, sužinojau per mano tą paviešinimą. Tai vienoj tikėtina tenai. vadovybė irgi sužinojo. Tai ko gero, ko gero. O Lidl vadovybė ar tavęs atsiprašė? Niekas manęs neatsiprašė. Nematė reikalo. Ne, visiškai. Dar sakė, čia neteisi, čia mes tave išvyks, nu ir vyks, sakau. Nu ir ką. Bet va šito įrašo vat reikėtų. Nu. Tai tu supranti, kad vat, jeigu taip atsitiktų, aš tau tikrai asmeniškai pramokėčiau visus advokatus, kad tuos Lidl truputėlį... Tai man žmonės siūlė, sakė, kokius tau pagalbos reikia, kreiptis iš karto į teismą. Ai, net pasisiūlė žmonės finansiškai mes tau padedam paremti. iš Vilkaviškio, mes tau, tu sakyk, sako, mes tuoj paruošim, sako, tau padėsim viską, ko tik reikia. Šitai būtai negali. Žmogų neišleidžia išeiti, reiškia, tu nepirkai, tu turėjai per ten, kad tave išleistų per tuos vartus, kur tuos savitarnos, žinai. Ir visiškai nusispėt, kad tu su vežimėliu taip, viską, čia žodžiu, aš nekirtau blogai tą visą išėjimą. žodžiu, ne per ten sugalvoja ir Nu, kažkam jau sugriovė ir taip, čia taip. baisi tragedija įvyko. Ne? Taip, taip. Nu tai reikia Lidlui tada perduoti. Linkėjimai Lidl parduotuviai. Nu imkitės priemonių, kažką tai darykite. Ar jum, nes Lidl tiem komikais, humoristais man liežuvis nesiverčia jų pavadinti, tai jiem paskelbė viešai, kad nutraukė finansavimą. Nu, ar iš tikrųjų nutraukė, tai mes dar nežinom. Jie čia tik tai tą būna. Kiek čia tos tiesos yra? Jo, kiek čia tos tiesos yra, bet vat, asmeniškai reiškia Lidl labai taip kaip įdomiai, čia kaip suėjo vis ta situacija visa, kad kaunasi tas prekybos centras nėra, galima konstatuoti, kad nėra draugiškas neįgaliesiems. Ne, nėra, tikrai iš tikrųjų nėra, ne. Sakė, ne pirmą kartą, pavyzdžiui, kiti žmonės ateina, sveiki žmonės, labai kyla didelių problemų, vėja į savitarną, kasą, jeigu tu turėjai tenai, tu pardavėjus kitus tikrai. O kaip tau sekasi savitarnos kasose, ar nu taugi ten pasiekti, paspausti, be galo Niekas sudėtinga? neinu į tą savitarną, visą laiką einu ten užgrinuojus, kur pinigus ir va, sūnus arba vyras einam visi kartu, kad padėti, nes pati tai nieko neįsidėčiau, kaip Tai sakyčiau. apie tai ir Visur kalba. reikia pagalbos, taip sakyti. Tai praktiškai, jeigu va dabar eina visi prekybos centrai link to, kad naikinti tas kasas, tai tau praktiškai vienai apsipirkti jokių šansų gal. Ne, nėra. Tai mes dažniausiai turgų lankomis, turgui daugiausiai perkam daržovės, žinai, ką jeigu ko reikia. O kaip žmonės turgai? Yra tokių, kad susidraugavę irgi tokie draugiški žmonės, iš tikrųjų draugiški. Draugiški. Taip, taip. Tai aš girdėjau, ar tik ne Vilkaviški ten nori turgų uždaryti, ar kažkur tai buvo kalba kažkur ten tuose kraštuose. Tai tu kategoriškai prieš, ne? Jo. Kad turgus būtų, kad tas, aš savo asmeniškai patirtim, kodėl man patinka turgus. Nu kaip, į parduotuvės daug metų neįdavau, nes kiek nueinu be kaukės man iškart iškviečia policija. Man irgi buvo su tom kaukėm, Vilkavišky vėlė, Norpo mane išvėjo, neaptarnavo. Norpo, dabar jau užsidarė tą Norpo, atėjau, ką, sakė, užsidėk kaukę, ne, nesidėsiu kaukę, sakau, kodėl aš turiu dėti tas žmogus, esu ne kažkokia bežionė ir kažkas, tai ką, aš tau kvėpuot man sunku. Ir nepardai nieko išvijo, ne? Ne, išvėjo, tu štojau, sakė, išeik. Nu, ir viskas. Išvažiuok. Jo, ir viskas. Išvažiavam, nu ką, pasikvietėm policiją, ką ta policija gina sistemą. Gina sistemą. Jų pusėje. Jų pusėje ir viskas, o ką. Jie teisus liko ir viskas. O tu žmogus su negale būk, nieko nenusipirk. Dar papasakok man vat, apie automobilio įsigijimą. Irgi man užsiminiai ten labai yra. Buvo įdomi istorija, va šitą detaliai, jeigu papasakok. Problemos buvo irgi su tom kompensacijom, kaip sakyti. Automobilį aš turėjau nusipirkus, man priklausytų kompensacija, 13 metų buvo. Aš truputėlį žiūrovom dar paaiškinsiu ir tu, jeigu patikslink, jeigu aš netai pasakysiu, tau turint neįgalumą priklauso kompensacija automobiliui. Taip. Tai yra tau valstybė, kas 6 metai kompensuoja kažkokią sumą automobilio, tu įsigyji, kad motyvuoja važinėti. Ta suma kompensuoja, kadangi aš automobilį turėjau. Tai nuėjau paprašyti sodros užpildyti prašymą, tai užpildžiau tą prašymą. Pirmas prašymas netiko, kadangi neturėjau antros pažymos, buvo pasibaigus. O kokios pažymos? Ką? Kokios pažymos neturėjai? Nu, turi būti specialaus automobilių to įsigijimo pažyma, kompensacijai gauti. Kad tas automobilis yra pritaikytas. Ne, kad aš gaučiau tą automobilį, man turi duoti automobilių kompensacijos pažymą. O kas jie išduoda? Antą. Neįgalumų grupės, kur nustato. Ai, kas nustato, jie išduoda. Ir kodėl jie neišdavinėja? Anksčiau buvo NDTP, kažkaip vadinus kitaip. Dabar antas šiuo metu.
O tai kuom jie motyvavo, kodėl jie? Motyvavo tuo, kad pasibaigęs terminas nuo 2012-2018 baigėsi tų lapų galiojimas ir viskas, aš turiu jį naujai eiti pasiimti. Kreiptis į gydytoją, gydytojas duos susiuntimą. Ai, visą istoriją tu vėl turi įrodyti, kad turi negalę, kad kaip kažkada. Taip, kaip ir visą laiką. Nu tai ką, į Marijampolę važiavom. Ten paskiau dar pažymėjimą mano neįgalumų pakeitė, nu vienu žodžiu viską, daktarį davė tą siuntimą, paskiau į tą antą, tai ten laukim 20 dienų anto irgi, kol patvirtino atėjo dokumentai, paskiau užpildėm antrą kartą tą prašymą sodroje vėl, užpildėm, nu ir ką, jau jiem vėl netinka, reiškia. Kas dar negerai? O dabar jau blogai motyvuoja, kad antus gavo tą visą, kaip sakyta, pažymos tą visą išrašą per tą kompiuterį gavo 28 dieną. Praeitų mėnesių. O aš pateikiau irgi 11 dieną. Tai reiškia, jau mano per anksti pateiktas prašymas, vėl turiu teikti prašymą. Per anksti pateiktas prašymas? Taip, per anksti. Ne per vėlai, per anksti? Per anksti, nemato, jie pažymos sakė. Ir viskas. Ir viskas. Tai ką tada teko daryti? Ir be to dar laiškų negavau. Man turėjo atsiųsti į namus. Ką nusprendė? Ar paskyrė kompensaciją ar ne? Jokių laiškų negavau. Pirmą laišką gavau, antrą laišką. Tai elektroninių gal atsiuntė? Ne, atsiuntė į namus su po parašu. Nėra laiškų. Vėl skambinu į sodrą. Kur laiškas? Niekas nieko nežino. Tai kaip čia sakau, yra, jeigu jūs nežinau, tai ką tada aš turiu žinoti, sakau, liepia skambyti 11 dieną, liepia skambyti vidury mėnesį. Nu ir skambinu, ir šneku vis, ir šneku. Tai ir pagrasino man padėti ragelį. Tu čia nepagarbiai, nekalbėk. Palaukit, bet tai kiek galima po 20 dienų laukti, 60 dienų išlaukti. Pusantro mėnesį. Nu, oi, atsiprašau, 2 mėnesiai, 2 mėnesiai. Tai paskiau jau neįsikentus parašiau mūsų Vilkaviškio Seimo nariui, Algirdui Butkevičiui, laišką per Facebooką, viską surašiau, visą savo padėtį, kaip iš tikrųjų viskas yra. Tai paskiau ant rytojaus žiūrau, kad jau man skambina vėl sodra. O dar buvau prieš tai ryte paskambinu, sakau, nu tai laukiu dar laiško. Ar jūs atsiūsit, sakau, dėl kokios priežasties, man tai reikia žinoti, man tai yra įrodymai. Aš galiu pasakyti, a ne dabar su tam pakalbu ir aš jokių įrodymų neturiu, nu ir viskas. Taip. Sakau, raštiškų man reikia, dėl ko atmeti. Ir vis svarsto Šiaulių skyrius, kaip ta pati moteris ir ta pati moteris. Ar jie mane susirūstino, ar kaip, kažkas tai jai matyti. Parašiau aš eik mailą. Sakė, mailas, jinai netrašys, jinai su tam nebendraus. Tai kodėl, sakau, jie vieši asmenys. Kaip gali sodra su manim nebendrauti, man netrašyti, tai kas le? Laiškas dingo ir šiandien yra. Nu ką, paskambinu paskiau tą sodrą, po to Butkevičiaus sakė, susisiekė su sodru tenai visą tą pavaduotoją. Vienu žodžiu, tai visai išaiškinu šitą situaciją. Ir tuoj pat atskambinau, nusiminus moteriškai sodrus, labai liūdnu balsu. Jau į man viską, kai pradėjai pasakot nuo pradžių. Kas buvo pradžioje, kodėl atmetė antrą, kodėl trečią. Nu ir trečią jau gavau patvirtinu. Jau paskyrė. Laiškas bus, viskas, ir taip ir buvo, atėjo po 1 dienos ir laiškas. Ar per 1 dieną? Viskas buvo įspręsta, viskas. Tai sugrįžkim prie to, tai tu kreipėsi į Seimo narį, tai kodėl? Jisai vienmandatė gal pas jūs išrinktas? Taip. Ai, tai tu tiesiogiai, tas Seimo narys, kurį tu išrinkai įdarbinai, tu jį ir įdarbinai darbą padaryti. Tai ne tik aš įrinkau, bet aš ir pati, nes buvom dar ir kolegos, neko aš ir pati ėjau į Seimą. Opa, vada tokia naujiena, daug neįgalių balsavo už mane iš Vilkaviškio irgi. Tai mes neko koleguose buvom. Ir bet tu labai jau aš daug jam pažįstama, jis man pažįstama. Na, bet aš norėčiau per tą perspektyvą, jis kaip išrinktas vienmandatininkas, jisai pasirūpino iš tavo situaciją. Tikrai, šito dalyko pasirūpino ir labai greit. Tai man paskiau paskambino tas Algirdas Butkevičius ir gandikau, sako, vakar nenorėjau skambyti, gal dar nieko nebus įspė. Sakau, viskas jau gerai, gavau žinę, paskambinu sodros, sakau, paaiškinu, kad viskas jau paskirta, ta moteris nušalinta, kuri šitaip darė, visai kita moteris paskirta. Tai iš esmės aš taip linkęs toks labiau kritikuoti tos Seimo narius, čia irgi tokį padariau tyrimą, irgi pagavau taip už rankos, kai sakant, tai tavo atveju, bet aš noriu už tai, kad Seimo nariai dirbtų. Tai tu gali paliudyti situaciją, kad Seimo narys, konkrečiai Audrius Butkevičius, padarė viską, ką tau reikėjo. Taip, padarė, tikrai. Dar parašiau ir šitai socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, bet nieko man netrašė, nieko negirdėti. Tai iš kitos partijos turbūt. Na, tai va čia sakau. Ir viskas buvo įspręsta greitai per 1 dieną. O kur, sakau, 60
Ir jis man paaiškino, čia tiesiog yra, sakė, nekompetencija, tie žmonės, sodrų, kurie neišmano sodrų. Ir ne vienu ministerijų. Tiesiai, šviesiai Seimo narys tau pasakė. Nu, sako, žinok, man skambina ne vienas kreipias žmogus. Daug bėdų yra ministerijos. Oi, daug. Dabar tada palieskim tokį vieną klausimą, labai gerai, čia buvo prieš kelis metus, ne taip ir senai, tokia labai išpiarinta, išgirta buvo ir diskusijų negalės reforma. Aš kaip pats tiesiogiai nesusiduriu, tai man tu papasakok, ar pagerėjo po tos reformos, ar kaip Lietuvoje pablogėjo. Kaip iš tikrųjų ta... Nežinau, kiek žmonių, pavyzdžiui, ten visų nusiskundimų, tai man tai atrodo, kad pablogėjo. Pablogėjo. Jo, nes pavyzdžiui, man irgi nustatė dalyvumą, nu tai ką. Automobilio kompensacija priklauso, tai reiškia, dar aš kažką galiu, dar rankom, dar galiu vairuoti taip ir taip. Tai dar visiškai nesu neįgali, kaip sakyti, visiškai. Tai man tuos visus tenai dalyvumų tą lygį pakėlė 20 eurų. Tai daug laimėjau. Tai reforma tavo atnešė plus 20 eurų. Jo, reforma man davė tik tiek, nu, sakau. Ir dar daug ką galiu matyti. O jau apklausimų, o jau daug ką pasieki, ką pavalgai, aliai viską išnarsto, ką darai. Prasme, smulkiai. Viską smulkiai turi paaiškiai, supranti, o tie tų balų. Ir ne tą kryžiuką padėsi ir 20 eurų. Ne, tai man reikėjo dėti, ten viską rašė, jau žinai, Marijampolė tiesiogiai viską turėjai papasakoti. Nuosekliai, aliai viską. Tai vos ne kaip saugumas tardė, ne? Nu, viską tardė, sakau, tai kokią pusę valandus, mane vieną tardė. Nors puikiai suprasdami tavo situaciją, taip, žinodama, kad, nu, rytoj tu neužauksi, kad tas taip, tavo negalė niekur nedings niekada, taip. Bet jie krūva klausimynų vis tiek, kad tau... Taip, kaip ką, kur pasiekė, kur eini, kur pagalbos. Nu, tai sakau, visur tos pagalbos reikia. Tai patys įsivaizduokit, ar aš vežimą įsikelsiu mašiną. Nu, kažką, žinai, ar kokį puodą karštą, ar virdulį, ar kavos patys įpilsiu, nu, tai reikia logiškai mąstyti. Užduoda tokius klausimus, nesakau, jūs man sakykit, žmogiška kalba, aš nesuprantu sistemos kalbos, man reikia žmogaus kalbos. Sakykit, va tep ten tą puodą ar kažką, žinai, ar tą pasieksi, ar tu nepasims. Tai galima suprasti, kad klausimai kai kurie... Taip užduodami, kad ne visi supras, apie ką nori pasakyti. O atsakysi neteisingai, pasidarysi sveikas. Nu va, tai jo, tuos balus susimažinti, sakau, nu tai va, sakau. Nu. Supratau. Nu, aš dar kartą pasakysiu, aš be galo iš tikrųjų esu sužavėtas tavo to užsispyrimu. Ir dar pasakai, kad ir į Seimą ėjai, tai, nu... Jo. Nu, tai čia daugam pavydėti reikėtų tavo stiprybės, tavo norų ir to užsidegimo ir jokios patyčios. Tai tau negirdėjau, ką bylą žada, neiškiaut, dėl šito, kad viešinė. Jo, tai man... Bet tai kodėl, jeigu, kad tu, kaip sakytų, drausminė, ne, žmonės, kad patyčios vyksta, tai čia, aš nežinau, kas yra. Dėl ko žmogų taip, ne? Supranti, man bylą pradėjo ikiteisminį tyrimą, bet aš nesupratau vieno momento, kad aš sugėdinau tos veikėjus, taip, pasisakiau vyriškai, pasisakiau griežtai, nes, na, peržengtos visos ribos, nu, tu pritarsi mano pasakymui, kad tikrai, nu, ribos peržengtos. Tikrai. Nu, jeigu aš sakau, aš esu sveikas, tarkim, aš sakysiu, iš kur tu supranti, kaip jie jaučiasi, nu, bet tu gali pasakyti, kad tikrai ten jie ribas visas peržengia. Taip. Bet mano atveju pradėjo, bet kaip įdomiai ten, tyčiojasi iš LGBT bendruomenės, aš jų net neįminėjau, neįsakiau, tai visai nebuvo net kad net apie tai kalba, bet va tą pradėjo tą tyrimą. Bet prie ko, aš sakau, nežinau, ne taip. O dabar prokuratūra paskelbė, kad nurodė policijai pradėti tyrimą, bet irgi aplinkybių patiksliau, kaip tavo nuomonė, ar jie turėtų būti nubausti, ar jie verti bausmės, gal, nu, kaip tavo nuomonė buvo šito vietoj dėl jų va to komikų, to dar tokio. Vienas dalykas, nežinau, o tai patys tie žmonės, tie mažaūgiai, ar jie kam nors skundė, ar jie bijos, ar jie kalba, ar jie nekalba apie tai. Kaip jie reaguoja? Na, tu man pasakyk. Aš tavęs norėčiau paklausti, kaip tu iš savo perspektyvos jautėsi ir ar tu norėtum, kad juos nubaustų. Pagal savo charakterį aš tai kažkur tai kreipsiu. Įžeidė tave, ta prasme, žeminimas, ne tave asmeniškai įžeidė, bet neįgalius visus žmonės. Taip, įžeidė, nu žinoma. Bet jeigu nežinau, kokio tu turi būti žmogiškumas, kad tylėt, aš nežinau. Tai jeigu pasamdysiu advokatą, einam pirmin. Einam. Tada reikia kažkaip tai... Nu tikrai,
Bet kaip žmogus gali, pagal mano charakterį, žinai, gal ne visi tokius žmonės, mes esam tą charakterį savo turim. Ar tau reikia pinigų iš jų, ar tau užtektų, kad jie atsiprašytų tiesiog? Tiek tavęs, tiek visos. Man ne piniginė esmė, tik tegul atsiprašo. Jeigu, kad jau kuriuos įžeidė, taip ir visus. Gal išmoks kažką. Taip, pinigų reikalas, čia kaip sakyti, ne piniguose laimė. Užsidirbsi. Nu, užsidirbsiu. Taip. Dabar dar irgi toks momentas, kaip ir va čia pajudino tos LGBT lindo, kažkodėl aš ne van jų kažką pasakiau. O tau neatrodo, kad LGBT teisės iškeliamos aukščiau ir aš per rinkimų debatus girdėjau tik tai kalbą apie žmonių teises, tai aš kažkaip suprasdavau apie neįgaliųjų, bet kalba apie LGBT. Kaip va šitoj vietoj, ar tu nesijauti, kad jie turi daugiau teisių, tiksliau dėl jų teisių daugiau kovojama? O dėl neįgalių teisių, nu, kažkiek, gal kovoja. Taip, nu mažai už neįgaliuosius iš tikrųjų čia viskas, kaip sakyti. O kaip tau ar netrodo keistai, kad čia taip LGBT labiau teisės rūpi negu neįgaliųjų? Nekas. Taip, vat kažkaip tai, kad, nu, ar teko tau kada kreiptis į tą lygių galimybę, ar buvo kada apie neįgaliuosius, kada kažką tai... Ne, neteko niekad kreiptis. Tai ir ta tarnyba toks... Ar tik man susidaro nuomonė, ir tau, kad, nu, lygių galimybių, tai visi turim turėti lygias kažkokias galimybės, nu, kiek tai prieina. Nu, tai sakau, kai tu eilėdėlė, tai taip ir buvo, kur tos lygių galimybės? Niek. Tai reikėjo pasakyti, kad lesbietė esi. Vat ir tau lygių galimybių, net išeiti negali, nes tas nieks neįsileidžia, tau neleido eiti. Kur aš noriu tenai, nu, kad... Ar neliūdna, ar nepikta, kad vat, viena grupė žmonių iškeliama į viršų, o jūs tai taip... Na, tai čia ta mažiukė jos net nesimato, ne, kažkaip taip... Tai koks skirtumas, ar mažiukis, ar didelis, nu, koks skirtumas? Nu, kad va, bet tas. Tai va čia šitas mano nuomonė svarbus momentas, kad vis dėlto mano nuomonė tai yra jūsų ir LGBT, neįgalių ir LGBT galimybės nelygios. Ne, nelygios, ne. Jeigu apie tai kalbam. Taip. Kalbėjom apie darbą, tu, aš pats... Tau atvežiau, gerai, kad tu man primini. Tau atvežiau dovanų, tavo gamybos muilo, šaltuoju būdą. O, muilas, kinrožė. Taip, kinrožė. O čia dilgėlė. Taip, dilgėlė. Aš išpakuosiu ir pavosysiu. Ir čia viskas, matai, užpakuota, viskas taip gražiai. Pažiūrėsim, čia... Yra dilgėlė, o dilgėlė irgi tai renka dilgėlės? Taip, renkam, džiauginam. Ir padaro, aš nekantrauju pažiūrėti. Gerai, pažiūrėti. Aš nekantrauju. Oba, o dar koks ir vaizdas, dar kaip atrodo. Va, o kvapas tu pavosysi? To pavosysiu. Nu, įdomus toks. Nu, sakau. Anas dar įdomesnis. Nu, tai jo, kinrožė gerai. Šitas. Gerai, pažiūrėsim. Čia kinrožė. Ir viską pati pakuoji, viską sudedi. Taip, maišiukus viską. Viską pati darai, ne? O, čia ir formelė, o žiūrėkit, kokia. Čia tai irgi geras. Nu, sakau. Jo, šitas geras. Dabar mes jokių kitokių nenaudojam, tik savo. Ir čia natūralu 100%. 100% natūralus. Net žiūrit, kad nebūtų šalia kažko. Taip, taip. Nu, ačiū tau labai. Dėruš ką. Šitas aš tikrai labai džiaugiuosi. Puikiai dovana. Nu, dėkui tau, kad atvažiavai. Dėkui tau, kad pakvietei pabendrauti, viską papasakot. Tiesiog. Apie save, apie visas bėdas, apie kitų. Kaip sakyti, žmonių problema. Nu, manau, atėjo laikas, kai nebegalime tylėti. Taip, nebegalime. Jeigu tylėsim, tai kad elips ir spranda ir galva ir dar kitaip bus. Ir po vieną suvalgys. Taip, po vieną suvalgys. Gerai, ačiū tau. Ačiū. Sėkmės. Iki.